kad glaustųsi nykščiai. Kulnai per tarpelį, nykščiai glaudžiasi, aišku, jūsų avalynė, jeigu su batais darot vėlgi, jinai gali kažkiek koreguoti, tai, bet įsivaizduokit. Pabandykit užsimerkti ir pirmiausia atpažįstam, kaip aš stabiliai jaučiuosi. Šiek tiek svorį į pirštus, į kulnus panešiojam pirmyn atgal, į vieną pėdą, labiau į kitą pėdą. Tiesiog atpažinkim pačią kūno padėtį, kad jums būtų saugu ir stabilu. Na gerai, atsimerkit. Kam yra visai stabilu, liekam tokioj padėtį. Kas jaučiat, kad kažkur mane truputį nešioja, nes tikrai taip gali būti, čia yra mūsų vidinė ausis vestibiulio darbas. Šiandien ne apie tai. Paliekam pėdas tada per tarpelį. Klubų plotyje, taip, kad patogu būtų. Jeigu kada nors pasakosit savo kokiem nors žmonėms, pavyzdžiui, tie, kurie turi tikrai antsvorį didelį, jiems tik per tarpelį, nes yra labai jiems pakankamai sudėtinga ir fiziškai dėl šlaunų stambesnių priartinti koją su koja. Gerai. Taigi surinksim save kalno asanoj. Kalno asaną reikia tiesiog susirinkti visą kūną. Pajaučiam savo pėdas. Tvirtai pastuksenam truputį kulnais, svorį į pirštus ir pajaučiam, kad svoris ne tik į pirštus ar tik į kulnus. Per visą padą, net jeigu batai leidžia arba be batų, bandom išskleisti pėdų pirštus ir įtvirtinam juos. Stumiam pėdą link pėdos, įtempiam šlaunis. Dabar darot viską tą, ką aš sakau. Suspaudžiam šlaunų vidinės dalis vieną link kitos ir įtempiam sėdmenis. Jeigu aš būčiau neįtempus sėdmenų, tai jausmas būtų toksai. Nugaroje yra įsirėtimas, pilvo raumenys paleisti. Kai įtempiam sėdmenis, įsitempia pilvas. Jeigu savo pabarbentumėte pilvą, ten turi būti kieta. Paspauskit nuo čia, kieta ten ir po visais rūbais ir po visais sluoksniais. Kieta, ten turi būti kieta, ne viskas. Triškės kojos nepaleistos, šlaunų vidinės dalys eina viena link kitos, sėdmenys tvirti, centras tvirtas. Atidarom rankas kaip žvaigždės, pirštai netokie, žvaigždės tokios, įsiskleidę, ne? Pečiai žemyn, šiek tiek atgal krūtinę ir per visas rankas tempiame žemyn. Įsivaizduojam, kaip tarp pažastų įsidedam geltonus lauko teniso kamuoliukus. Tai rankos ne čia, o rankos čia. Nepaleidžiam sėdmenų, nepaleidžiam pilvo, nes kai tik paleidžiam pilvą, šonkauliai iš karto išsiplečia. Mes krūtinę atverinėjom, bet centrą visą suimam į save. Vis dar kojos tvirtos, kvėpuojat, jeigu bus sunku, iškvėpkit per burną. Dar labiau per pečius paspaudžiam žemyn, smakrą truputėlį žemiau, už galvos keliam save į viršų, užmerkiam akis ir dabar su manim. Savo tempu kvėpuojam. Įkvepiam, dar labiau suimam sėdmenis, centrą, dar labiau per rankas spaudžiam save žemyn. Iškvepiam, nepaleidžiam kūno. Dar tvirtas, galbūt pas kažką ir dreba. Įkvepiam, dar labiau suimam visą kūną. Per pečius dar paspaudžiam žemyn. Dar iškvėpę nepaleidžiam. Galbūt šiluma jau ateina, dar 2 kartai. Įkvepiam, dar labiau suimam visą kūną, netvirtas. Iškvepiam, nepaleidžiam, sėdmenys tvirti, dar nepaleidžiam paskutinį kartą. Įkvepiam, suimam iki visų jėgų. Ir paleidžiam. Gerai, atsisėskit. Pagal save dabar galite vertinti, kaip teisingai atlikot. Jeigu paskutinis buvo iškvėpimas ir toks nuovargis, tai vadinasi darėt gerai. Pas ką tokio jausmo nebuvo, tai buvot save suėmę. Šilta, kažkam jau ir šilta. Tai jeigu darėt ir buvo karšta, labai gerai. Žiūrėkit, toksai pratimas iš tikrųjų nieko neįpareigoja. Laukiat autobuso, šalot stoteliai, ir jau taip šalta, kad jau šalta, atsistoti kalną ir pastovit 30 sekundžių. Kalbant apie patį atlikimą, kiek pavyzdžiui kalno asanoj, jeigu jį gerai suimam, minutę laiko mažai kas ir stovi, maždaug 30 sekundžių, 40 sekundžių kalno asanoj. Ką daro šita pozicija, tada asana mūsų? Kas pajuto karštį? Gerai darėt, šaunuoliai. Suaktyvina mūsų kraujotaką, įtempia visus raumenis, sąmoningai, ne, mes suimam raumenis. Žinot, kaip veikia kraujui. Teko girdėti tą sakinį,
aktyvuoja kraujotaką. Nu, bet kur, vidaus organuose, raumenyse. Tada, kada mes suimam ir suspaudžiam, kraujas mažai ten atiteka, bet mes jį leidžiam, kad priplūstų. Kai paleidžiam, tada plūsteli dozė ir tokiu būdu mes aktyvuojam, ne, visus tos dalykus. Jeigu padarom vieną kartą, nu, tai tas poveikis kaip vieno kartą. Tikėti stebuklo nereikia, bet jeigu tai darom reguliariai, tada vat ir ateina tas momentas. Kalnas iš principo, tarkim, tarp kažkokių, vat jūsų atveju, socialinio darbuotojo, išeinant iš vieno tokio vat sunkaus susitikimo, kur jau norėtumėt gal ir šiandien dieną užbaigto, žinot, kad dar diena tik prasidėjo. Bus ir tokių dienų. Pastovit kalne, suimat, paleidžiat visą tai. Nu, pavyzdžiui, kiek daryti? Su savim susitarėt. 5 įkvėpimai, iškvėpimai, ne? Nes laikrodį galbūt žiūrėti yra labai sunku. Su kiekvienu įkvėpimu dar labiau. Nu, kūnas realiai turi drebėti, jeigu jūs suimat ir paleidžiat. Daug pasako, daug visko, gal užteks ir apie kalną.